Tai va, gerbiami fanai, pradedam mūsų, nežinau, šitą klipą. Išeit turim nugrūbį už kokių 4 minučių, o Amanda dar sėdi ir išsikelinėja iš kompofavus. Nebuvo kada? Ten aš tuoj nebevažiuosiu, tai gal. Žodžiu, su Amanda nusprendėm, kad kelionį aš visada reikia pasimti kažkokį talismaną. Paėmė mangą, jis yra žiauris, kas galiu net įspausti, tai va įspaudė ir lieka. Va, ir Amandos tikslas jį valgyti Varšuvai. Tai aš neįsivaizduoju, kaip pavyks, nes jis yra pernogęs ir Amanda neima maišelį. O į lagaminą, tai paimk, įsidėk dabar. Čia Rimo, žinai, kai vežiojasi Šventos Marijos nuotrauką. Tai įdedam į Rimą, gaila jis sužinos tik po mūsų kelionės, kad jis keliavo kartu. 3. Tai va, imam jų tokį pernogusį, gana gerai puftelėjusį, žiūrėsim, kaip čia gausis. Tai ar ne Ona? Aišku, kad Ona. Ona! O Dieve! Ne! Kur tu? Neriukas klipę filmuoju, šiaip žmogus su dviračio atėjo, Ona. Palauk, tai... Žinau, viskas. Lagaminas sukrautas, Taigerio buteliukas Samantos paimtas. Tai lieka lenkti šią rankeną ir Samantą žengsim per dulį. Bet prieš tai, aišku, kaip ir prieš visas kelionės, turim atsisveikinti su Agne. Iki, Agne. Čiau. Kodėl jūs nekalbate? Pažiūrėk į mano kuprinį. Matau, jūs išvažiuoju. Ate, draugai. Aš matau. Pabučiuosiu Rimą fotkinį. O kur jūs eina? Va, prasimankštinam. Jau atvykom į Vilnių tiesioginis. Dabar mūsų laukia. Kaip faina Vilniuje, aš galiu daryti, ką noriu, nes nieks manęs nepažįsta. Vilniaus patryje. Ten Vilniaus patryje. Podryje. Ką darai? Kai čia turėtų daryti? Pavažiuoju. Smagu? Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Sveiki. Sveiki visi žiūrintys. Šiandien su jumis yra Amanda Radzevičiūtė. Ką tik palikome Pajutos 59 ir dabar judame link stotelės, iš kurios važiuosime Ketvirtukyje. Simona Loj. Žodžiu, čia yra kavasinis cukras. Va, ką tik išlipome iš autobuso, esam Varšuvos požemiuose kažkokiuose. Esam Vilniuj. Special, he's special too. That's why I'm special to you. Daugulas, sveikinu tave su gimtadieniu. Įsigijau kelioninio dydžio micelinį vandenį. Žiūrėk, esame su keleivių kontrole ir šį kartą naujasis herojus patyręs Vilniečio Dalią yra Edvinas Kapinskas. Vienu žodžiu nusipirkau. Buvo įsigytas ne tas bilietas. Ir ką tik buvo 8 eurų. Ir buvo, papasavo tą, buvo gauta 8 eurų bauda. Tai pirmų kartų vasarą skelbime pradėta. Линиус Берлинус. Рейс выполняют водители Каспарс и Виктор. Стюардесса Юстина. Labas rytas. Edvinas gali dainuoti Christmas time vasarą. Tai va, vienu žodžiu, ką tik toj krūvoj. Nu, nežinau, aš tai sakau gerai pradžiai, geri pinigai, 20 zlotų. Sakiau, kad neturėsiu nei vieno grinais. Tai va, iki šiandien dedu 20 zlotų, ją užsegu ir tęsiam savo kelionę toliau link viešbučio.
Agota, tai mes pagalvojam ir apie... Lenkijai tai vat patinka, nes va čia tai tikrai niekas nepažįsta. Dzień dobry, девочка. Dzień dobry, Polsche. Nu, davai. Garsiai, nu. Dzień dobry, Polsche. Sveiki, tai iš tikrųjų nežinau, ar kažkas tai darė, jums minėjo ar neminėjo, bet nusprendžiau šitiek pavloginti, nes Edinas dabar jau užsiima geocachingais. Vienu žodžiu, situacija šiandienos buvo tokia, kad mes čia atvykom 6 ryto. Radau lobį. Va, Linkėjimai visiems. Vienu žodžiu, atvykom 6 ryto ir tokia situacija, kad aš skambinu tai viešbučio koordinatoriai, nu ir taip aišku, jau aš ir žinau, kad tai bus, bet dar tikėjausi, kad mus kažkas ten lys greičiau. Bet kadangi taip tiesiog negali, nes ten tie numeriai aišku visi užimti, mus įregistruot gali anksčiausiai nuo 2 valandų. Tai reiškia, mes visą šitą laiką turėjom kažkur prabūti. Turi rašiklį kokį? Tai aš jau nebepasakoju, kad buvo sėdėta McDonald'e, kad Edinas ten vos nelūžo. Magio catchingas Edino. Atvarėm su Amandai Pizza Hut, užsisakėm pizzas ir kas yra įdomiausia, užsakėm va tokias stiklinės Pepsi. Buvo galima 7up, Mirinda ar Pepsi Max rinktis. Ir mes gersim iki apsimyžimo, kaip Amanda sakė. Gersim tiek, kiek norėsim, pildys. Einam namo, nes nėra čia ko. Pakbojau. Įžengėme į požeminį pasaulį, kuriame veiksmo daugiau negu viršutinėme pasaulyje. Čia yra požeminis perėjimas, jis saugo apsauga atitinkama, galima atsukti apsaugą operatorių. Eidami per čia mes randam daug įvairių parduotuvių, kurios nesulaukia pasisekimo didžiuosiuose tinkluose, todėl buvo perkeltos į rūsį ir čia bando sulaukti didesnės savo sėkmės. Todėl dabar, kol mes einam, galiu papasakoti apie didesnius tinklus, kaip Pizza Hut, Starbucks, Burger Kingas, KFC. Tai visi šie tinklai yra absoliučiai kiekvieno kampo, kas Varšuvoje yra labai patogu, tiesiog į savo išmaniojo telefono programėlę Maps gali įsivesti. Problema yra viena, kad su šitais požemiais iš pirmo karto rasti kelią praktiškai yra neįmanoma. Tu eini. Dabar pabandysim mes išeiti per čia ir pasižiūrėsim, ar tiks, bet aš jau matau už gatvės, kad mes einam gerai. Rimai, jeigu žiūri šį video, tai dabar atgalime Papi, čia iš vis YouTuberį agą su tai ateina žodžiu. Kažkas užrašyta, pardavėja Zarak, prašam. Dažniausiai mums pasakojo vietinis gidas, kad pardavėja dažniausiai užrašo kažkokį melą ir jos nebūna mėnesių. Galima užlipti į viršų ir pasižiūrėti, kiek mes perėm, ko mes čia kalbėjome. Visur labai daug reklamuojamas yra Samsungas. S8 ir 8+. Kalėtai. Va. Įėjom iš tą bunkerį, buvo diena, išeinam jau naktis. Ant kelio, va, kur pažvelgti, mėtosi štai tokie nuogi paveikslėliai. Rokai, jeigu tu žiūri šitą video, vieną jau tokį lapelį paėmiau tau, todėl galėsi pasiskambinti. O, blema. Labai gražu. Varimai, bijūnai, vakarė. Nu, tikrai labai gražu. O iš tikrųjų, tai kavinė čia vadinasi Etno... Kultūra ir Girta mokytoja. Kafe. Tai va čia jau ką visą parą dirba, man atrodo. Nežinau, ne visą parą dirba, bet visą parą baisu. Esame su Povilu Lapinsku, šokėjų, choreografų bei šokio studijos. Sveiki visi, vienu žodžiu nepristatinėk, visi mane pažįsta, visi mane žino. Tai va čia, va kas lankysis Varšuvoje, tai tikrai va šitą restoraną. Šiaip, va šitam labai daug gyvena ir privačių butų, ir nuomoja, hujuoja, durniuoja visi. Čia yra, aš jau žinok Varšuvoje, tai kaip blembanti druska. Čia šiaip fain, o va. Lekia visi čia tai spėk žiūrėti. O va čia, va tik žinai tą fotografą druskinkėti Tadą Klimavičių, tai tik arčiau. Tai va vienu žodžiu, va vien dėl jo va šitą įrengė. Tuoj parodysiu, kaip galima įeiti į tuos namus. Jo. Dabar paskambinom šitam receptionui, nes įeiti įmanoma. Užeikit. Šiaip Varšuvoje kaip ir druskininkuose labai gerai. Redžeršmidis takus labai gerai varinėjęs. Vienu žodžiu įeinant, čia yra mūsų vestibiulis, čia visi pagyrimai, aptarnavimai, pinkodai internetai, 2, 5, 6, 7, žodžiu viskas, ko gali reikia, dar ir balionas, zapiečik. Taip, toliau turim 2 talietai, čia yra mūsų mini virtuvėlė, turim viską iš tikrųjų, ko gali prireikti. Šaldytuviuką. Čia dabar visko neatidarinėsiu,
Netgi paslėptas kalbenkė, čia tyrimas tikrai juoktųsi. Man neužteko per 2 duris, tai per pusę durų. Šiaip įsivaizduoju realiai, kaip čia įdėt kažką. Tai va, čia nusimetėm savo kuprinytę naująją, čia mūsų didelis veidrodis. Na, o čia mūsų va tokie va. Realiai tai čia yra įrengta bute. Bet šitoks didelis butas ir padaryti atskiri butai iš buto. Nu, žodžiu, mindfuck kažkur. Ir štai mūsų yra kambarys. Iš tikrųjų labai graži kiliminė danga, labai fainas telikas. Čia dabar toks natūralus pastebėjimas, kad visi mano daiktai yra rūžavi, o Edvino mėlyni. Edvinas šiandien dėsis šitą maikę. Edvinai, tu kaip iš golfo lauko grįžęs. Parašytą testą, aš ne Vilnių gyvenu, gal galiu nerašyti. Kaimietis. Va, man O jau dulkės. Kur? Lama BPO. Tai va, mėlyje, esam Starbuckse. Manau, iškart Rimai kilo klausimas ir sustabdė ir nusinčiuotinai, kodėl yra 3 kavos. Tai čia 3 kavos yra vien dėl to, nes aš užsisakiau tokią, bet man padarė tokią. Va, Edvas. Buvo taip, kad paskui atėjo klausiu, sakau, jo, tipo, jis sako, be kavos čia turėjo būti. Jis paėmė, sako, bet mes galim tau padaryti naują. O man... Nes mato, kad durnas. Ką girdėjai? Kad visi čia taip pat apipisinėjame. Ai, labai juokinga. Lietuviai irgi, nors žinot, ką aš suvokiau, kad mes su Edvinu šnekam, aš amerikietė apsimetinėjau iš vis pasakyti, kad mano kava turėjo būti Kylie, nes aš norėjau pagaliau gyvenime iš tikrųjų būti Kylie Jenner, nors 5 minutės. Nors. Aš jau sakau, Birutė tampu. Parašė Miley. Nu tai sakau, iš vieno idolo į kitą. Ir ta Lenkija skaito, kur kavas išdavinėjo. Miley? Žodžiu, party in the USA. Aš taip čia sėdžiu, laukiu, kol Edvinas atneš tos kavas. Ir mano cinnamon roll, which is bomb. O kaip tos cinnamon rollsų buvo dar? Nerealiai. Ir žodžiu, ir išeidinėja lietuviai. Tai sakau, man atrodo, jau už mūsų Edvinai stovėjo, kai mes šnekėjom. Jie sėdėjo ant fotelių. Visą tą laiką, nes kažkokie už mūsų panašus. Nu tai ačiū Dievui tada. Čia išeina dabar lietuviai tikriausiai, kol jie atvažiavę, eina ir girdžiu, sako vyras, tai kad čia kavos nėra, visi tokias pačias nusipirkęs tik skirtingų spalvų, kaip ir aš geriu. Sako, tai kad čia kavos nėra. O ta merga, vienu žodžiu, atėjo nusipirkti kavos, išėjom su ledų kokteiliais. Tai čia kaip Vero, kavos be kavos. Evakuacija. Aha, šiandien kaip rokas pasakyti. O čia evakuacija žmogui negalioja. Kai tik bandome evakuoti iš šito pastato. Tai mūsų Uberis, taip, Nikola vardas. Štai, įėjom, prisivogėm apyrankių, parodome. Eini ir sakai tik vieną ir tai per keli žmonės. Ir imi kiek nori. O štai kokia situacija, iš tikrųjų baisu, pasaulinis karas kažkoks atrodo prie esame. Šiek tiek, nežinau, kas čia girdėsis, bet šiek tiek informacijos, tai dabar Magic, bet noriu šiek tiek jau viską pasakyti, kad iš tikrųjų apsiverkimas pirmas įvyko per antrą dainą, tai yra Yellow, bet čia yra tiesiog kažkas magiško iš tikrųjų. Kažkas magiško.
Dainava. 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 Vienu žodžiu, Edvinas valgo salotą su vištiena, nusipirko duonos, o mano toks gražuolis sumuštinis. Čia su kažkuo susiję. Trečias mūsų uberis. Rimai. My girlfriend likes to shop a lot, but she don't Ta prasme, su Forever 21 ir Islė. shop to shop. She listens to pop a lot cause it's popular and it's popular. And even though they all talk poppycock, she don't give a toss as long as she's got the song. Okay, I'll tag along cause if I don't know, she'll start banging on. Žodžiu, jokio haulo nefilmuosiu, nes visi daiktai, kuriuos pirkau, jau be etikečių. Amanda sakė, kad ketvirtasis mūsų uberis yra Radvilos pusbrolis. Nefilmuoji manęs durnių. Taigi, pagaliau atsisveikinam su visais prekybos centrais, kuriuose praleidom 99% laiko šios kelionės. Aš tai labai laiminga, Edvinas visas susinervinęs, nes jam autas bus blogas, o aš laiminga, nes man viskas fainiai ir man svarbu, kad iš vis tas autas į Lietuvą važiuotų. Edvinas iš pradžių į priekį važiuojant labai, kadangi nusivylė, kad nebuvo taip, kaip per gražius aprašymus. Tai dabar jis tikisi, kad tai bus. O man tai labai faina, aš ir toliau su ausinėm už eurą vienkartiniam žiūrėsiu filmukus. Taip. Bam. Tai autobusų kriminalai baigėsi ir jau dedamės daiktus, už tai išsirikiavę pas mus stovi net 3 ekolandžiai, iš tikrųjų labai daug triukšmo, labai daug visokių neiškumų kilo, nes nukreipė mus į visai kitą autobusą. O ne, tik ne tai, Tik ne tai, tik ne ant kalėdų. Viskas čiki, filmukai yra ir maistu pasirūpinta. Šią kelionę išbandysim Šeino išgarsintus Pop-Tarts, bitch. Žiūrėkit, negaliu. Palaukti pro kurčiai. Štai čia nulipi tokia situacija. Dabar vykstame į Belostok miestą. Planuojame